Baigiantis vasarai Plungėje prasidėjo tradicinis Mykolo Oginskio festivalis. 5. kartą surengtoje tarptautinėje rimtosios muzikos šventėje skambės išskirtiniai muzikos kūriniai, atliekami garsiausių atlikėjų ir orkestrų. Festivalio pradžią skelbia kunigaikščio Mykolo Oginskio sukurtas polonezas. Šiuo muzikiniu kūriniu prasideda kiekvienas festivalis, tačiau pasak jo rengėjų, kasmet jis vis kitoks. Šitas išskirtinis yra festivalis, nes mes čia grojame tik tai rimtąją muziką. Pasirodo užsienio kolektyvai, geriausi, gražiausi, kokius mums įmanoma pasikviesti, Lietuvos vedantieji kolektyvai, simfoniniai orkestrai, kameriniai orkestrai. Muzikos festivalis vyksta unikalioje aplinkoje. Plungėje, kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro, dar vadinamo Žemaitijos Versalių pašonėje. Neorenesansinio stiliaus dvarą šiuo metu stengiamasi prikelti antram gyvenimui. Pasikeitė kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų aplinka. Gražėja rūmai, gražėja parkas. Tai yra vienas iš išskirtinių bruožų festivalio. Pirmąją festivalio dieną skambėjo Liudviko van Bethoveno 9 simfonija su finalinė Ode džiaugsmui. Atliekama Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, Kauno valstybinio choro ir garsių atlikėjų. Šiemet festivalio programoje numatyta daugybė renginių, tarp jų 3 simfoninių, 4 kamerinių orkestrų koncertai. Aš džiaugiuosi, kad mes galim padaryti tokį festivalį, tokią muziką mūsų kraštiečiams ir jį palaikau ir visapusiškai puoselėjau. Tarptautinis festivalis rengiamas jau 5 metus iš eilės. Kasmet jis sulaukia vis didesnio žmonių susidomėjimo. Didelis skaičius plungiškių svečių būna, džiaugiasi tų festivalių ir tų festivaliai, kurie vyksta ne tik taip, ta prasme, šios dienos koncertas, bet visai kitų koncertų, tame tarptautinio lygio koncertai ir kurie filharmonijos, kurios dalyvauja. Ir tai yra labai džiugu. Kadangi esu plungiškis ir nepraleidau ne vieno koncerto ir tai yra didžiulis įvykis, ne tik tai Plungei, bet ir visai Žemaitijai. Festivalis baigsis rugsėjo 25 dieną. Visi koncertai nemokami.